The sponsor of the LKL game, January 11th, Cholet versus Žalgiris, is Top Sport. Sveiki podcast'o žiūrovai, visus sveikinam su naujaisiais metais, jūs taip pat dar kartelį kolegos, tai kaip sutikot, kaip jaučiatės atėjus jau tai tikrai žiemai, kaip ir visada Lietuvoje po kalėdų pasibeldžia labiau tas jau tikrasis. Seniai jau net nepasibelsdavo jau pastaraisiais metais, nei po kalėdų, nei po naujų, bet sutikta buvo smagiai. Niekas daugiau tavęs nebandė. Nepyrė? Kokteilį nuodų. Artimam rate, kadangi buvo, tai šį kartą padarytas jau nebent pats aš jau ten išvedžiau save išvykiuose. Su kiekiu, ne? Ne, juokauju, čia nebent buvo galimybė tokią padaryti. O šiaip tai gerai, ką žinau, kitą dieną komentavau, sausio 1, tai dar iš Kauno teko grįžti. Per tą visą pūgą tai nebuvo malonu, įtampai, 1,5 valandos tam kely, ne, labai smagu. Jo, mačiau iš Palangos ten kai kas ir po 5 valandas keliavo. Ne kažką. Gerai, kad man neteko niekur keliauti, ramiai namuose. Irgi ten šalia su kaimynais, lauke pabūti, siek pamatyti ten tuos, kad į centrą nesibelst, nes ten turbūt masė žmonių, ne kaip visada. Tai taip irgi ramiai. Ir gerai, kad nereikėjo važiuoti tada. Tikrai gerai. Nes nejuoka, žinai, su tais važiavimas. Tai va, irgi taip. O po to teko jūsų klausyti, žiūrėti ir klausyti. Ar tie balsai... Ar lūžinėja tie balsai, žinai? Ar tembras nepakitęs? Bet tu palat sausio 1 nemačiau. Aš nekomentavau, bet aš irgi labai ramiai. Sausio 1 tai buvau jau ten biškelį į baseinus visokius ten pasileidęs tokius, žinai. Žinai, kai būna tie nauji metai ir savo tie iššūkiai. Eisiu sportuoti, Ne, tai sportuotas ir taip, tai nemažai, bet labiau tiesiog, žinai, ten dukrai smagu, važiuoja į baseiniukus pagulėt biškį ten pliuškiant už lango, kai tiek daug sniego, tai tada toks geras tas kontrastas, smagu labai. Tai va, nauji metai prasidėjo, dar kartelį visus mūsų žiūrovus sveikinam, dar kartelį dėkojam, kad esate kartu su mumis. Na ir pradėsim turbūt, kad nuo tokių karščiausių temų, kas prasidėjo tais naujaisiais metais, labai nes galiu pasakyti, kad netikėti turbūt atleidimai Anglijoje, bet vienas, galbūt toks labiau kažkiek brandęs, daug apie jį buvo kalbėta, kalbu apie, aišku, Rubeną Amorimą, kuris, sakykime, taip jau kažkiek tai brando, kažkiek jau buvo klibinamas, bet Enzo Maresca nebuvo tame sąraše, kaip ir atrodė, kad viskas gerai dėliojasi. Pamenam ir praėjusį sezoną panašių laikotarpių buvo ta ne visiškai tokia gera atkarpa jo, bet ir tuomet klubas kaip ir rodė tą, kaip ir pas mus populiarų pasitikėjimą. Rubeno Amorimui irgi buvo parodytas pasitikėjimas, dar ne taip seniai, prieš 3 mėnesius Ratcliffe'as kalbėjo, kad 3 metų čia projektas, užsibaigė, kaip matom, ties 14 mėnesių. Tai turbūt, kad neklausiu, kuris labiau nustebino, nes ir taip aišku, bet ar buvo jums netikėta, kad taip štai per dar nepilną savaitę jau ir 2 treneriai krito šiais metais iš tų didžiųjų klubų? Nebūčiau pasakęs, kad bent vienas iš jų kris. Kažkaip man atrodė, kad Amorimas dabar ir su ta turnyro lentelės pozicija dar visai saugus yra, nors ir tie rezultatai tokie, žaidimas irgi, bet ta vieta, nesignalizavo, kad dabar gali būti tos permainos. Dar ypač ateina sausis, keli žaidėjai tom Afrikos čempionate, vis tiek yra tų aplinkybių tokių lengvinančių, kaip sakoma. Bruno traumuotas, jo, taip, daug susideda, daug gali surasti. Enzo Maresca, tai tiesą sakant, dar labiau netikėtas buvo, nes kad ir koks ten tas titulas buvo vasarą iškovotas, bet buvo. Ir dabar irgi ta komanda ėjo aukščiau, dabar šiek tiek pakrito žemyn, aišku, tas atotrūkis nuo lyderių didesnis. Praeitą sezonę irgi bandė kabintis už tos titulo kovos, bet pats šiek tiek jau irgi buvo prigesinęs, kad dar esam per jauni. Ir šiaip ta jų komanda vis dėlto yra labai jauna. Neteko vidurio gynėjo sezono pradžioje, vieno iš pagrindinių, nieko jo nepakeitė. Daug yra irgi tokių dalykų, kur tu gali suprasti, kodėl yra taip, kaip yra šiuo metu.
Bet prašau, abi galvelės nukirto. Jo, jauniausia Chelsea komanda apskritai Premier lygoje, jeigu pažiūrėsi į amžiaus vidurkį ir net tas amžiaus vidurkis, jeigu ten antra komanda yra Brentfordas, tai metais yra vyresnė už Chelsea vidutiniškai, nu, tai čia labai didelis skirtumas, nes ten, jeigu pažiūrėsi nuo Brentfordo ir pakelsi metais dar, tai ten įtilps kokios 8-9 komandos į tą tokį tarpelį. Tai reiškia, kad tas amžiaus vidurkis daugiau mažiau yra panašus tų komandų, Chelsea čia tikrai labai labai išsiskiria. Ir jo, gal nuo Chelsea ir pradėkim, nes vis tiek tas atleidimas ir buvo kaip ir pirmasis ten dar. Naujametinis. Jo, naujametinis ir apskritai gal ten tų visų dalykų aplinkui buvo daug. Visų pirma, kalbėta, kad pats atsistatydino, dabar jau ten vėl daromi ir tyrimai, ir teisinės priemonės, ir ten su agentais aiškinamasi, kaip bus, nes realiai 3,5 dar metų kontraktas buvo galiojantis, 5 metus, kaip ir daugelis Chelsea ir futbolininkų ten pasirašo ilgus kontraktus, taip ir treneris turėjo ilgą kalbamą apie įvairius ten pykčius su medicinos personalu, dėl žaidimo minučių, dėl traumų prevencijos. Tada, ką tu minėjai, Colwillo trauma, kur nebuvo pakeistas žaidėjas, buvo kalbama apie tai, kad va, čia yra Arčimpongas, yra kiti jauni žaidėjai, Badešilė ir taip toliau, ir čia su jais reikia iš vidinės, kaip sakyti, jau tos virtuvės traukti tuos žaidėjus. Tada buvo taip pat akcentuojama nemažai, kiek irgi teko skaityti Anglijai, kad jaunų žaidėjų neįtraukimas arba mažas įtraukimas, nors, kas tie jauni žaidėjai, nes jauniausia komanda, tai atrodo, kad tų žaidėjų ir taip pilna jaunų. Na ir tada, aišku, dar išlindo tie pokalbiai su Manchester City, Juventuso susidomėjimas ir taip toliau, bet vėlgi tu turi galiojantį kontraktą. Jeigu ten buvo pokalbiai su City kažkokie, turbūt, kad klubui nepatinka, bet tu apie juos informavai kaip ir priklauso. Tai čia irgi taip gali žiūrėti ir vieną, ir kitą pusę. Ir man kas labiausiai gal užkliuvo, tai kad Chelsea, aišku, labai ten bando nuo to kratytis, kad buvo Mareskai akcentuojama rotacija žaidėjų, kad kai kuriuos žaidėjus reikėtų vis tiek kažkiek į aikštę įleisti, kad nenukristų jų kainos pagal. Ir man tai pagal visą tai, kaip yra Chelsea valdomas, kokie ten yra žmonės, iš kur jie atėjo, iš kokių lygų ir kaip jie supranta tą futbolą pagal mūsų, labai realu, kad taip tikrai galėjo būti šitie dalykai. Ir aš manau, kad čia treneriui bet kuriam turbūt nepatiktų, kad tu bandai jam nurodyti, o paskui, jeigu dar ten bandai per medicinos personalą, kad žiūrėk, tu jam pasaky, kad tas ne tie gali žaisti, nes tada išleisti ant tanų, ir jeigu tokie dalykai pradeda vykti, tai čia jau yra turbūt, kažkiek ir kryžius turbūt toksai, ir bent jau labai didelis raudonas vėliavos. Bet ir laukiau, kai pradėjai, galvojau, čia pievašnekį, tikrai ne priežastis ta pagrindinė, juokauja. O po to nuėjai tą liniją, kurią aš irgi labiau palaikau. Būtent šitą liniją, nes treneris ateina, kai aš sakau, į ūkį, ne į klubo, į ūkį, kur ten tų žaidėjų turbūt pats nežino, kiek klubui priklauso. Ne visi tilpdavo į klubinę ir ateini tavo spintelį užimta, ten, man atrodo, kukrėliai buvo taip, ne? Kai atėjo kažkas ir Mudrikui. Ja, Mudrikui ten po to tabletę įmetė. Ne, tai įmetė patys, ten irgi to gali būti niuansai. Tai grįžtant prie Mareskos, tai kai tu ateini į tokį klubą ir kai ten agentų ausys kyšo rankos ir visų interesai, tų žaidėjų daug, jie, vadinkim, tikrai yra aukštos kokybės, bet tokia vienoda linija, vadinkim, nėra ten tų ryškių tokių, kad tu gali drąsiai statyti, neatsižvelgdamas ten į kitų karksėjimus už nugaros. Ir tada, kai patenki į tokią aplinką, tikrai tikiu, kad tau labai sudėtinga yra dirbti. Ir ten tie rezultatai, nes kas dar įdomu, beje, abudu treneriai paskutinieji, kurie buvo nominuoti mėnesio treneriais. Taip. Tai čia vėlgi reiškia, jau yra anksčiau vos neprimti sprendimai, grįšim dar turbūt prie Mourinho, tai ten, manau, tikrai jau buvo padėta nutraukimas, tik laukia, kada čia suklupsi paskutiniu metu, nesvarbu, kad ten mėnesio treneris, bet ten galbūt dar vieno mėnesio trenerių vis tiek tai laidos. Tai su Mareska gal ne tas scenarius, bet irgi manau, kad viso tą, ką Ervinai paminėjai, nori, nenori eina link atleidimo, link nesantaikos, vadinkim, viduje. Ir tada treneris, kaip ir sakai, pajunta tą vidinį mikroklimatą, kad tu nereikalingas ten esi. Tau neleidžia dirbti, kaip tu nori, tau liepia kažką statyti, kažkur įleis tam, kad kažkur
kažkur kaina liktų ten ta likudinė ta vertė didė. Tokie dalykai, kur keista man. Ir tada supranti, kad ką treneriui daryti. Tu žais kaip nori, vis tiek suklupsi čia Premier lyga, ne Prancūzija, kur ten iš pasažė vairo stovėsi, ten paklupsi vienas kitas, bet tu laimėsi. Čia ne, čia suklupai vieną kitą kartą, žiūrėk, kitą Čempionų lygos ketvirtą neprasimuš. Jo, tai Mareska ketvirtas, man atrodo, jau dabar atleistas treneris prie naujų Chelsea savininkų. Jo, ketvirtas pakeitimas. Jo, tas toksai nelaikinas. Jo, ir esmė yra tokia, kad kai atėjo Baulis, atėjo ta visa amerikiečių kompanija į Chelsea, tai iš esmės jų noras buvo turėti tokį klubo modelį, kuris yra panašus, tarkim, į Liverpoolio. Neatiduoti ten, tarkim, visų tų raktų tik treneriui, kaip, pavyzdžiui, Manchester United, mes matom, kaip neveikia, ne šitas. Jeigu ir bandė, ateina treneris po Sero Alekso Fergusono, klubas lieka be identiteto, kai tas treneris išeina. Tai kad taip nebūtų. Dar apie Manchester pašnekėsim, jie kaip ir prieš Amorimą, jie norėjo tokį tikslą, buvo įsikėlę, bet paskui vėl nuėjo. Tai jie norėjo būti maždaug kaip Liverpoolis, kad nuėjo Klopas, atėjo Slotas, kažkas pasikeitė, bet daugiau mažiau viskas ėjo tą pačią vagą. Ir Chelsea iš karto davė Mareskai suprast, kad jis nebus tas vienintelis, kuris bus atsakingas už žaidėjų pasirinkimą, už medicinos skyriaus kontrolę, už komplektaciją, už visus tuos dalykus. Jis neturės to paskutinio žodžio, tai bus toks kolektyvinis, ale bendras sprendimas, o gal net jo žodis bus kažkur žemiau negu kitų. Ir tada dar vienas dalykas. Chelsea dabar pasirašė Dave'ą Fellowsą, lapkričio mėnesį 25 metų ir jis yra dabar 5 dirbantis sporto direktorius Chelsea klube. 5 sporto direktoriai. Vilma Venslovaitinė, jeigu žiūri, dabar nesupranta tikriausiai, kas vyksta, ne? 5 sporto direktoriai dirba. Kam čia tiek reikia? Kam reikia vieno visų pirma? 5 per daug. 5 per daug šiuo metu turim. Ir visi, aišku, turi savo žodį. Visi turi savo nuomonę, visi turi savo matymą, įtaką, vienas didesnė, gal kitas mažesnė, bet žinai, pagal patirtį, pagal dar kažką. Ir Mareska tada pamatė, kad jo tas žodis visam tam klube, jisai yra kažkur. Į dangų neina. Dar vienas dalykas svarbus, kad Chelsea pagal visą savo struktūrą medicinos skyrius yra atskiras. Nuo trenerių štabo, nuo viso kito, tai yra atskira maža grupelė ir organizacija Respublika. Ir jie nėra taip, kad jie lieptų kažką daryti ar lieptų kažko nedaryti, bet yra jų rekomendacijos ir jų patarimai. Kurie žaidėjai gali žaisti ten tiek minučių, kurie negali, kurie ten jau perkrauti, kurie neperkrauti ir visas šitas. Ir Mareska ne vieną kartą jau ir šitam sezone nepaisė tų rekomendacijų. Ir ta trintis didėjo, tada įvyko ten matyt kažkoks gal irgi pokalbis ir aštresnis pokalbis, nes vėl Kaula Palmerį keičia Mareska rungtynėse, visas Stamford Bridge'as skanduoja, kad tu nesupranti, ką tu darai. O Mareska, tai turi pažymą su antspaudu. Ką jiem reikia daryti? Ir tada jis durniaus vietoj. Žiūri į tą planšetę ir ten meta tą tokį raudoną. Ir tą kaukurį su kryžiu. Ir bandai išjungti, bet kaip priminimas, žinai, telefono ryte vėl. Po to dar asistentas 6 koks ateina, pasako kažkiek jau. Paskui sako, girdi man jau taip ausiskauda, davai tu jį pakeisk, žinai. Ir tada ir po viso šito labai daug vakar praleidau skaitydamas visus šitos niuansus, kurie jau paskui išlindo. Susidaro toks vaizdas, kad Chelsea nereikia trenerio. Jiem reikia klapčiuko labiau. Tokio, kuris klausys to, eis pagal... Administratorius labiau, toks, sugaudai visų mintis ir tada... Nes realiai, tai kam tada tau to jau rimto trenerio, jeigu jisai net pats keitimų, pavyzdžiui, negali sugalvoti, ne? Jeigu jam pasako, kad dabar tau turi kažkoks ten jaunuolis ar ne jaunuolis, būtinai žaist arba būtinai žaist bent jau tiek minučių. Taip. Nes tai ten kaina. Palmeris tu tai nerankom, nepatenkintas, po to palieka aikštė. Tai ne pirmą kartą, kiek mes matė tų tokių nepatenkintų, kur mes anksčiau kažkur tai dar, žinai, žiūrėdom ir galvodom, kad
atsimenu, čia irgi prieš porą mėnesių diskutavom, kad kažkaip keisti keitimai atrodė ten Mareskos. Tos rotacijos nežmoniškos. Ne pagal atrodo logika kažkur tas ten taip. Nu tada ir sakėm, gal ten, žinai, nu negali, gal mes nežinom, viduje dar kažkas. Nu bet vėl, žinai, okei, ten aš sutinku, mokslas, ten, žinai, matavimai, ten tie visi. Nu, bet nėra vis tiek taip, kad tu ten, žinai, 5 ar 10 minučių jau ten į vieną pusę ir jau ten, žinai, žaidėjas jau atrodo ten, čiagi ne kažkokias tai mašina, kur, žinai, išmatuoja, kad va, benzinas tuoj baigsis už 5 km ir tai, bet ir tai dar nuvažiuoja. Ir neužkala variklį. O čia, tai, žinai, žmogus, nu jau tikrai, va, jau šiam 7, jeigu nepakeisi, o 7-3, tai viskas. Sulūš, jo. Hamstringas 4 mėnesiams. Nu, ne taip, gali būti, kad ir 15 išeis ir sulūš, žinai. Bet, žinai, dar kur vienas niuansas. Žaidėjas niekada, manau, nesilgs taip, kaip matėme, nu, Palmerio atveju, ne dabar, Chelsea komanda, dabar ir kitur panašų pavyzdžiai, kad eina nepatenkintas tuo, kad jį pakeitė. Tai yra jam nepasakyta. Kad tu gavai pažymą iš medicinos skyriaus su antspaudu iš Ozo dispanserių, gauni pažymą, kad tu turi būti pakeistas. Prasiminė, ne. Ką tada treneris daro? Ateini prie pažaidėją, ne išvakarėse, kada sako, žiūrėk, tu tuo traumos, o dabar tyrimai tokie tas. Ir tada žaidėjas taip nesielgs, nes jis žinos, kad jis atidirs 10 minučių. Ir kad jį pakeis. Dabar, kai tu to nežinai, tu gerai jautiesi, kai sakai, tau amstringai gal nupliš vakarė lovai, žinai, ar šokių aikštelėje, kur dar žinai. Ir tu tada išeini, nu, aišku, nepatenkintas, tada publikas jaučia. Tai va čia vėlgi, ką ir man tas nėra to tokio, nu, ryšio, bendradarbiavimo. Čia jau ne klubas, čia yra jau kažkokia, nu, kontora. Visiškai net. Nes, žinai, kai viskas yra vienose rankose sukoncentruota, tai irgi yra kaip ir pavojinga. Bet kai tų galvų, rankų ir viso kito yra per daug, tai tada iš vis mėsmalė gaunasi. Ir man atrodo, va čia va tą mėsmalę mes ir matom, kuri yra Chelsea. Ir dabar, jeigu jie tą ir paims iš Strasbūro, nu, jau panašu, kad jau ten. Jo, tai jie va tą ir turės, ko jiem reikia. Nes čia yra treneris be didelio autoriteto. Yra, taip, iš savo jie yra. Iš savo. Jo, Liemas Rosinieras, na, sakykim taip, Hull City treniravo, Derby biškelį dirbo irgi ten interim coach'u ir tada Strasbūrė dirbo. Nu, tai apie ką mes Strasbūras žinom, kad yra ta sistema, tai jo, jiem kaip ir viskas aišku ir iš principo tai iškart jau tie buvo pranešimai, kad greičiausiai čia bus einama į tai, nes kažkokių visų pirma didelių vardų tu dabar neįsitrauksi, ten, žinai, ir Ola, Glasneris, jie... Ir Manchester United čia turbūt su ta pačia problema susidurs, kad baiginės tikrai sezonus labai retai. Mes matėm, nu, kai va, tą patį Rubeną Amorimą irgi tu realiai ištraukai, tik tada jau ten vos negrasimdamas, kad čia arba dabar ateini, arba tau iš vis čia nebus jau šansų pas mus čia niekada, žinai. Ateini. Aš jums paskui perskaitysiu didelį sąrašą laisvų trenerių, mes galėsim išrinkti abiem komandom. Bet laisvų. Tai va, bet Chelsea jau turi tą kaip ir strategą, žinai, tai aš irgi taip manau, kad čia realiai ėjimas tiesiog tuo tokiu lengvesniu keliu, kad va, nereikia mums kažkokio labai dabar su dideliu ego, atsivešim savo žmogų, kuris dirba ten toj sistemoje, žino, bet man atrodo čia toksai irgi lygiai taip pat savęs uždarimas, kad, nu, vos ne, tu parodai, kad mes nesam kontenderiai dabar čia kažkur, tai, žinai, į kažkokią labai ambicijos jo turėjimą. Nes, okei, nu, žinai, dabar tu vėl, čia pastaruoju metu tie rezultatai Chelsea buvo jos šiek tiek suprastėję, čia tas, čia yra priežasčių, žinai, bet realiai tai dar prieš gerą mėnesį, ar ne, buvo ten pergalė prieš Barsą, ar ne, buvo vėlgi tas geros rungtynės su Arsenalu, kur ten atrodė 10 po Kaisėdo išvarimo, vis tiek tu žaidėjai kaip lygų su lygiai, su rimta komanda, nu, su čempionato ir lyderiais ir viena geriausių komandų Europoje. Tai vat man tas keista iš tikrųjų ir sakau, aš vis tiek įsivaizduoju, kad čia viskas labai netrumpą laiką brendo ir akivaizdu, kad, nu, galų gale tas vulkanas išsiveržė, bet šitoj vietoje aš manau, kad pavyzdžiui, žvelgiant į Enzo Mareskos perspektyvas, tai aš manau, kad jis išeina aukštai pakeltą galvą, jis iš esmės padarė darbą ir turbūt, kad nėra žmonių, kurie dabar sakys, kad oi, va čia Mareska susideginęs, va apie Rubeną Amorimą kalbėsim, va čia turbūt yra klausimas, ar jisai dar Anglijos Premier lygui kažkada apskritai, žinai, kažkokį tai darbą gaus, nes, na, atrodo, kad į tą pusę šiek tiek labiau susideginimo čia jau yra. Žinai ką, man vakar Sky išmetė Reelsą, kur kažkoks Manchester United sirgalius pakviestas kalbėti, bet kaip suprantu, bet kaip suprantu, kažkoks, nu, tipo jau iš tų, žinai, ale žinomesnių Manchester United fanų.
ir jisai dėsto. Čia biški nušoko į Man United, bet susijęs su Chelsea. Sako, tai va dabar, sako, mes esam legendinis, didžiulis klubas. Mes dabar turim pasimti Enzo Mareską laikinų trenerių. Ir aš galvoju, tu seniai debilas esi. Jo. Enzo Mareską laikinų trenerių. Jį Manchester City klibina, kad jis pasimtų po Pepo. No. Mato, kaip įpėdinį Manchester City po Pepo. Reiškia, ir Pepas jau ten, manau, kad turi žodį, jau perduodamas regalijas, viską. Juventusas gal atei, žinai, tipo dabar, kai jau jiem reikės ar kažką, nes jau buvo tas susidomėjimas. Laikinų Manchester United trenerių į tą šūdų malūną dabar įsimest laikinų trenerių, nes pasižiūrėkit, pasiūlysim čia didelis klubas, net nepagalvojęs, ateis, strinkit jūs galvas, tuos savo Manchester United vieną dieną aš negaliu patikėti. Tie fanai tai jo, jie biškelį dar gyvena. Ir yra tie fanai. 2010 maždaug dar geriausiu atveju, jeigu ne 2000-aisiais, žinai. Jo, bet dabar kalbant apie Chelsea toliau ten tos visus reikalus, tai stebėsim, kaip seksis naujam treneriui. Niekas iš esmės neprarasta, viskas labai arti, čempionų lygos pozicijos arti, bet žiūrėsim, kaip dėliosis, o dabar turbūt ir važiuojam į Manchesterio pusę. Rubenas Amorimas paskutinį savo turbūt, kad jau toj konferencijoje daugiau mažiau turbūt buvo aišku po to, ką jisai pasakė, po to, kai pradėjo kalbėti, kažkiek buvo panašu turbūt į tai, ką ir Enzo Maresca šnekėjo ten prieš porą savaičių, kur sakė, kad ten 48 valandos buvo vienas prasčiausių ten jo gyvenime ir taip toliau iš klubo palaikymo negavo. Čia irgi Rubenas Amorimas nuėjo tą pačią liniją, sakykim taip, kalbėdamas apie tai, kad jis atvažiavo į Manchester United būti menedžeris, o ne treneris, kad turėtų priklausyti daugiau dalykų nuo jo, nes turėtų, aišku, visų pirma dar buvo paminėta, kad ir kiti žmonės savo funkcijas sporto departamente, scouting departamente turėtų atlikinėti savo darbus. Čia toks jau tokia jau tiesioginė strėlė turbūt buvo į Jasono Wilcoxo daržą, bet pats atleidimas, vėl sakykim taip, man labai keista. Aš, pavyzdžiui, sutinku, čia kalbėsim dar ir apie Amorimą, kad rezultatų tikrai nėra, žaidimų nėra, tos jo taktikos mes irgi kalbėjom, kad neveikia ir taip toliau, bet vėlgi man kas įdomiausia, kad, kodėl, tarkim, dabar tas sprendimas yra, ar ne? Tu pernai buvai ten iš vis lentelės dugne, jau vos ne apie relegationą kalbama, praknisai tą Europos lygos finalą, kur tavo buvo vienintelis įsigelbimas. Ir tada, man atrodo, tu visai logiška, ar ne? Bet jis neturėjo nei vieno transferų lango. Bet turiu omeny pati logika atrodytų, čia, matai, nelimpa ir kažką, dabar duodi. Ir dabar atleidi žmogų tada, kai 5-6 pozicijos, čempionų lygos, kaip ir šalia vietos, tu čia negali turbūt galvoti apie jo žaidimas ten toks ir toks, bet tai man čia vėl gaunasi tada toks labiau, kad ne tai, kad apie žaidimą mes kalbam, ne apie rezultatus, bet labiau apie tai, kad atėjo žmogus ir kažkam įgėlė, žinai, kam nepatiko. Ten ar Wilcoxui, ar tam Omarui Beradai, kad ir kas jisai toks vienas bebūtų, ten irgi labai didelis specialistas. Ja, bet Berada turi žodį svaresnį, jis yra chief executive. Tai jis turi, bet šiaip tai irgi aš apie jį paskaičiau. Ne, tai aš nekalbu apie tai, jisai tiesiog turi sprendimą ir jam kaip reikėjo pasirinkti, arba Amorimas, arba Wilcoxas, jų pozicija kažkuri. Taip, nes man tai tiesiog aš pradėjau domėtis, kas toks yra labiau, nes ten kažkur irgi minčių, kad čia vos nesupranta, jis ten tą futbolą, nežinau, ten pasitrainėjo prie Pepo, pasidėjo 10 metų, tai futbolą suprast pradėjo gal kabinetuose, nežinau, bet čia žodžiu, net nei tą gal labai smarkiai nesinori lys, bet sakau, kad pasikandžiojo šiek tiek, pasakė tą, žinai, tada pasakė, kad aš čia būsiu 18 mėnesių dar tikrai menedžeris ir man čia irgi užkliuvo tas, kad 18, tai reiškia, kad jau ilgiau tai tikrai aš čia nebūsiu, suprask iš tų žodžių, kad žinai, kaip viskas yra tenais klube, kad jeigu ir būsiu, tai max 18, arba iki tol, kol mane kažkas vėl kitas pakeis. Tai man šitie žodžiai tokie labai buvo jau pranašiški, turbūt jau taip aš iškart pagalvojau, kad čia rytas bus įdomus.
Bet sakau, vėl man vis tiek kyla abejonės dėl pačio taimingo. Nu, man netrodo, kad dabar Manchester United yra savo pačiam kažkokiam blogiausiam taške, kuriam galėjo būti. Kaip tik net atrodo, kad dabar kažkiek treneris ir keistis pradėjo jau ir tas sistemas kažkiek tai kaitaliot jau. Bet tai jis grįžo. Bet grįžo, nu jis taip. Prieš Newcastle laimėjo su 4 gynėjais. Okay, aš net sakyčiau, jie neturėjo laimėtų rungtynių, Newcastle'as buvo bent jau lygiųjų tikrai vertas. Ir jis tada grįžo prie 3. Laimėti, žinai, nu. Ir jis gavo Morką prieš Wolfsus ir tada dar prieš Lydsą. Lygiosios ten. Ir tada po Wolfsų grajaus penktadienį susėdo su Wilcoxu ir tuo kitu Berada. Susėdo į pokalbį, viskas kaip ir gerai buvo, kol Wilcoxas neužvedė pokalbio apie tą 3-4-3. Amorimas išsitaškė, tiem nepatiko, Berada pasiėmė Wilcoxo poziciją. Ir jau jeigu jie susėdė, nu tai būtent todėl tikriausiai va tas taimingas toks nelogiškas iš turnyro lentelės pusės, Taip. Bet kai vėl išlindo šitas pokalbis ir jo tas visas karštumas, nu tai tu tada supranti kodėl. Nes sėdi 2 klapčiukai, kurie, žinai, geriau viską supranta. Trenerio žodis, aš labai šiaip suprantu tau, kad Amorimo žodis, nu, jisai silpnėjo su lik tuo, kaip matėsi Man United progresas. Jisai tau sakė, va, čia žaisim 3 gynėjais tik atvažiavęs, okei, žaisk. Kišo ten grūdo į tos poziciją, žinai, tuo žaidėjus, neveikia, bet gerai, procesas. Bet kai procesas jau dabar virš metų vyksta, tu turėjai ir vasarą, tu turėjai tą jau pilną pasiruošimą, viską, ir tau toliau, nu, neina tas grajus, nu, neina. Vis dėlto reikia pripažinti, nu, rezultatai tokie sausau. Taip ir žaidimas. Pats žaidimas, nu, jisai nėra toks jau ten kažkoks, wow. Nu, ir tada tas jo užsispyrimas ten klubo viduje irgi matyti jau pradėjo, žinai, tuos, nu, tipo, nusenį, žiūrėk. Nu, paisėmė tą Newcastle'as, tais 4-4-2. Įloš toliau. Jo, nu, bandom gal pereik. O jisai tada matyti, žinai. Nori dominuoti, nori žaisti su kamuoliu. Nes aš tai susirašiau labai daug punktų, kodėl Amorimas yra nekaltas ir tada dar kelis, kodėl jisai yra kaltas. Tai pavyzdžiui, Manchester United pratęsė su Ten Hagu po FA taurės laimėjimo. Sutartį. Klaida buvo tai akivaizdu, nes jau Ten Hagas buvo ten visus kreditus praradęs ir išmės jį tą taurė išgelbėjo, bet atrodė, kad laiko klausimas, kada vis tiek jį nuims. Nu tai kam tada pratesinėjai. Ir tada tą vasarą 24 Manchester United pasirašė Ten Hago visiškai žaidėjus Deliktą Olandą ir Zirgzę Olandą. Tada pasirašė Lenioro ir Mazraui, kurie buvo Ajaxe su Ten Hagu. Nu tai čia visiškai yra šito trenerio žaidėjai. Sezono viduryje Morimas sakė, aš noriu ateiti vasarą. Tipo, dabar aš nenoriu, liksiu tam savo sportingę, pasibaigsim čia, mes, ten jūs, pradedam nuo nulio. Ne, teik čia, nes vėliau jau tau nieko nebus. Tada vėlgi su 3 gynėjais, nu visi žinojo, kad jis taip žais. Jis pats tai aiškiai pasakė, kad žais su 3 gynėjais ir tie žaidėjai labai nepatogiai jautėsi, bet ir rodė Morimas, kad jeigu mes norim žaisti su šitą sistemą, reikės stipraus tokio rebuildo, kad būtų žaidėjai tinkami tai sistemai. Nes mes matėm ir Mountą wingbackų, matėm ten Brunų kažkur, kur jam netaip smagu žaisti, ten labai žemai nusileidus ir panašiai. Tas Dialo, tarkim, žinai, vis tiek buvo numestas atgal, pamatėm, kad jam turbūt, kad tinka ta pozicija vienam iš tokių, žinai, Dorgo. Taip. Dorgo turbūt, kad tikrai tos pozicijos žaidėjas ir jam turbūt netgi ir geriau žaisti wingbackų negu nes manatėm ir priekį netgi jam geriau žaisti negu turbūt, kad taip grinai tuo tokiu jau krašto gynėjų. Tada irgi sako dabar daug kas negali veikti tą 3 gynėjų liniją Premier lygoje. 2017 metais Chelsea laimėjo Premier lygą su 3-4-3. Crystal Palace tikrai labai gražiai žaidžia su Glasneriu prie 3 gynėjų ir viskas jiem puikiai veikia, kai jie turi tinkamų žaidėjus tinkamoje sistemoje. Šį sezoną Manchester United buvo 3 komanda pagal susikūriamas progas Premier lygoje, 1 pagal atliekamų smūgius, 1 pagal smūgius į vartų plotą, tai reiškia, kad jų puolimas iš esmės veikia, ne? Ilgai neturėjo Lisandro Martinezo, savo tokio, klijuojančio vis dėlto žaidėjo gynybos linijoje. Tu žaidi su Liuku Šo, vienu iš tų 3 gynėjų, Mazraui, žaidi su Lenioro, kuris toks kartais tau duos, kartais neduos. Tai Hevanas dabar tau žaidžia, žinai. Jo. Ir dar vienas dalykas, jis negavo saugų.
Manchester United labai reikėjo saugo, nes matėm, kaip atrodo Kazemiro didžiąją laiko dalį prie Amorimo, kaip atrodo Manuelis Ugarte didžiąją laiko dalį prie Amorimo, bet per visą savo treniravimo laiką Rubenas Amorimas negavo pasirašyti nė vieno saugo. Jie per vasarą pasirašė 3 atakuojančių žaidėjus, mes matom to rezultatą, smūgių yra, įvarčių yra, kaip ir viskas atakoje gerai, bet tada dingsta visas tas balansas ir tada viskas pereina visos problemos į gynybą. O kai loši 3, atitinkamai vidurį, jeigu neturėsi žmogaus, kuris sugebės griauti viską. Jo, o kas Amorimas, mano manimu, sudegė galiausiai, nes jis nebuvo iki galo lankstus. Lankstumo tu vis dėlto turi turėti. Tu negali būti užsispyręs kaip ožys. Nu, tu turi taikytis prie situacijos. Ir jis, kai prisitaikė prie situacijos, jisai parodė, kad jis gali žaisti 4 gynėjais, kad ta komanda vis dėlto gali taip funkcionuoti ir dar gal net visai neblogai. Po ilgo laiko netgi pradėjus taip žaisti, nes prieš tai 46 rungtynės Premier lygoje jisai žaidė su 3 gynėjais, dabar pasistatė 4 ir laimėjo. Ir tu tada grįžti ir gauni tą ir tada visiems klausimų tik dar daugiau. Tai arba tu perėjai ir tu laimėjai ir tu tada jau laikykis, kol tau vėl galbūt kažkas neveiks ir tu tada sugrįši. Bet kai tu grįžti po pergalės ir pereini vėl su 3 ir gauni 2 iš eilės, nu tai tada jau ir tu pats kažkiek jau toks parodai, kad tavo tas principas gal yra svarbiau negu ten, žinai, ar ten rezultatas ar dar kažkas. Tai toksai, ir tada, kai prieš Evertoną, pavyzdžiui, jie liko žaisti 11 prieš 10 anksti ir jis 3 gynėjus laikė iki rungtynių pabaigos. Nu, tu to lankstumo, turi turėti. Aš nesuprantu, kodėl jis tą darė. Tai va, tai tokie išlūkštinai čia gražiai. Išdėlioti visi mano. Jo, tai žinai, jeigu žiūrėsim, tarkim, tik tai į skaičius, irgi, jeigu taip jau žiūrėsim ir pliusus, ir minusus, kalbėsim apie Amorimą, žinai, tai skaičiai yra prasti, 58 taškai nuo to laiko, kai atkeliavo jisai 2024 lapkritį į Premier lygą, tai mažiau surinko tik tai 3 komandos – Tottenhamas, West Hamas ir Wolvesai. Tai, pasako daug. 19 pralaimėjimų, 15 pergalių, 13 lygių, ne? Tik 15 jo pergalių. Tai čia pasako nemažai tas dalykas. Jo, tas visas karštumas, tas atvirumas, ar ne, mes jau pradžiai stebėjomės, atsimeni, kalbėjom, sakom, kad, toks Virgis Šeškus šiek tiek atvyko į Anglijos Premier lygą, kur gali dėl nuo to nukentėti, kai tu per daug atvirai kalbi, tas yra gražu, mums irgi faina. Per mielas toks. Smagu žiūrėti ir ta pradžia, paskui, aišku, kažkiek keitėsi, bet mes jau iškart kalbėjom, kad gali būti tai problema. Tas irgi jo karštumas toksai ir kartais, mes matėm ir su Grimsby ten tas visas nesąmonės, žinai, ir ne vienose rungtynėse matėm, kur, atrodo jau dreba, viskas ten atrodo ten, toks atrodo pats save suvalgys, ten kartais žiūri, neadekvatus ten. Iš vienos pusės atrodo, kad dar jaunas gal treneris, žinai, bet tiesiog paskui jau atrodo, kad, tiesiog toks žmogus, žinai, ir tu tada labai gali įsivaizduoti tuos pokalbius, kad gal kai kur, tikrai gali, žinai, diskutuoti, sakyti, kažkas tu pasiūlo senį, gal jo čia, davai gal su tuo 4-4-2 čia pabandom, gal kažką. Ir gal tu, jeigu normaliai pažiūrėsi, sakysi, jo, bet, pažiūrim, žinai, kaip čia kažką sulyginam, kažką pažiūrim, gerai, išeikim gal taip, paskui, jeigu ką įsileisim, ten tą gal antram kelnį pasikeisim, kažką diskutuoji, žinai, bet iš jo pusės, aš įsivaizduoju, jeigu ten dar, žinai, žiežirbų yra, kažkas, kaip sakai, pasakė tą, žinai, ten numetė. Šalmas užkrito ir, žinai, tu čia man neaiškinsi, aš čia treneris, who is the manager, no, you head coach, čia parašyta, kad head coach. Ir jie atsisveikinime irgi, kai atleido, kad head coach atleido, tai irgi toks. Sakau, čia. Kas čia menedžeris dabar? Tai, o aš čia menedžeris. Pirmadienį, sekmadienį dar menedžeris, pirmadienį jau head coach ir ne mūsų. Tai, žinai, tie tokie dalykai yra. Paskui, jeigu žiūrėsi, ten, sakau, į taškus, tarkim, ne? Mažiausias iš viso rodiklis per visus buvusius po Sero Alekso Fergusono 1,43 per rungtynes, per 63 tuos mačius buvusius. Tai irgi nepuošia Rubeno Amorimo, bet sakau, iš kitos pusės, man vėlgi vienas dalykas yra treneris, kitas dalykas yra pats klubas. Vėlgi, ar čia pirmas toks variantas? Oi, ne, tai čia su visais tas pats buvo. Jau 12 metų.
vyksta va tokie nuo 2013, va toj bus 13 metų, ar ne, nuo Davido Moyeso to paties laikų, kai atėjo tas pas Davidas Moyesas, nebuvo ten tokie prasti rezultatai, tą sezoną reikia prisiminti ir ten irgi buvo daug ir vieni žaidėjai atėjo, kiti išėjo, taip toliau, bet tuo metu, aišku, buvo išvis, žinai, jeigu dabar mes kalbam apie kartelę, kad čia Mareska gali ateiti, žinai, pusiai metų svaigsta kažkas, tai tuo metu čia buvo išvis, žinai, ten mes čia neliečiamieji karaliai ir čia jeigu ne pirmoji vietoje ir jeigu antroji ten, kad ir 3 taškais. Tai žodžiu, antras buvo ir... Second in the morning, žinai. Nu tai va, tai tuo metu aš suprantu. Bet paskui jau tu kažkiek jau turėjai susitaikyti, kad čia vyksta kiti dalykai, kad ateina ir kiti klubai stiebėsi ir taip toliau. Bet kol kas Manchester United klubui, nepavyksta su tuo susitaikyti. Ir jeigu aš specialiai dar išsirinkau per tą laikotarpį kai kurių frazes panaudotas per tą laiką, kol visą tai vyko, žinai. Nu tai tarkim, Jose Mourinho buvo labai labai gera frazė, viena ta, kad apie, aišku, ta tokia kultinė, kur pabaigtas sezonas antroje pozicijoje su Manchester United yra vienas didžiausių mano karjeros pasiekimų, kaip žinom, Jose jų turėjo nemažai, bet tada dar irgi labai labai tokia daug kur įstrigusi frazė yra, kad žmonės nesupranta, kaip yra sunku dirbti Manchester United, nes čia yra ne tik futbolas, bet dar ir kiti dalykai virš jo. Čia Jose Mourinho frazė. Tada toliau Ralfas Ragnikas, irgi buvęs treneris, šitam klubui reikalinga atvira širdies operacija. Jis labai geras buvo. Šitas buvo. Ir dar vienas, kad šitas klubas sutiko su mano rekomendacijomis, bet toliau jų nevykdė. Tai irgi dar vienas toksai, žinai. Tada legendinis Cristiano Ronaldo sugrįžęs irgi daug kalbėjo, daug buvo visokių dalykų. Ir tada irgi aš jaučiuosi išduotas, tai čia jau į save priėmė, bet vėlgi frazė: šitam klube nėra jokios evoliucijos, jokio ėjimo į priekį po to, kai jį paliko seras Aleksas Fergusonas. Negalim turbūt prieštarauti. Ir tada savininkams šitas klubas nerūpi. Fanai tai turėtų žinoti. Irgi labai labai iškalbinga. Ir dar paskutinė Zlatanas Ibrahimovičius. Manchester United tu žaidi už ženkliuką, bet už scenų, bet už klubo scenų yra daug politikos. Tai yra atsakymas. Ir va čia, žinai, tu tos visas frazes norėjus įsirinkti, žinai, skirtingi balsai, bet vis apie tą pačią žinutę, ta pati, visiškai ta pati, žinai, ir apie tą patį klubą kalbama, ir apie O metai bėga, laikai keičiasi, bet iš esmės nesikeičia vidinė ta virtuvė visa, net tas puvėsis atsilikęs yra. Kiauras stogas Old Trafford. Bet šitų didžiųjų klubų gali atrasti daug, net tų garsiausių didžiųjų klubų, kur kuo jis garsesnis, platesnis, žinomesnis, matomesnis, tuo ir sunkiau suvaldytos visus procesus. Dabar nekalbame sen apie Aston Villa, Liverpoolis, okei, dar gal palikim, nešnekam apie Brentfordus, apie Newcastle'us kalbėdam. Bet čia jau yra pavadinimo stiklų visų be išimties, pradedant fanais ir baigiant ten visais ekspertais, nežinau, ten psichologais, psichiatrais ir taip toliau. Tai treneriai teisybę sako, tie, ką paminėjai ir žaidėjai, nes, iš tikrųjų, patekęs į tokią organizaciją, tu jauti, kad tu patekai į liūną. Ir tas liūnas atrodo, turėtų kažkada baigtis, bet dabar po Fergusono išėjimo čia jau 10-mečiai eina ir nieks negerėja, tai čia iš tikrųjų keista. Čia keista, kad nepavyksta jums susitvarkyti. Dar Mourinho, žinai ką, kur minėjai jo spaudos konferencijos žodžius, dar buvo tas momentas, kuris pasakė, kad va čia Gary Nevilas kažką pasako ir čia žodžių kreipiam dėmesį. Tai irgi matyt, čia gali būti iš to pokalbio, kad jam kaip argumentas buvo, kad va, žiūrėk, čia irgi panditai mus čia skalbė dar kažką, žinai. Bet tai jeigu aš sutinku su Mourinho, jeigu tu klausysi panditų, tai tu niekada niekur nenueisi. Jeigu dabar sėdi Mantas Kalnietis ir klauso podcasto ir pagal tai priiminės sprendimus kažkokius, tai tikriausiai nebus labai gerai. Ne, žinai, atsižvelgt, kad kartais tu idėjų, tai gali būti gerų. Tai čia net, žinai, net daug kas kalba, kad yra ten žiūro bet tu negali, žinai, kad žiūrėk, va čia mums čia tas papasako, mums tą reikia bandyti daryti, žinai, tai faktas, kad ne, žinai. Ir vėl tas pats, sakau, tas Ratcliffe'as, kur ten
buvo viena frazė, duosim 3 metus, tada tam pačiam interviu buvo paminėta, kad Arteta yra kaip pavyzdys, kur irgi pradžia buvo sunki, ten atsimeni, irgi Artetos ten pats startas buvo, tai vienu metu ten vos ne relegation jau toj zonų jau sėdėjo ir ten visi, kas čia vyksta, žinai. Tada vėl frazė, kad futbolas čia mes suprantam, kad yra ne tas dalykas, kur čia bam ir per vieną dieną kažkas pasistato klube. Nu tai vėl tokios frazės atrodo, kur tu jas naudoji, bet tada, vat, kaip ir sakau, tos Ragniko labai gerai tinka, kur atrodo, lyg ir visi sutarėm, bet kai išeinam iš kažkokio kabineto, vėl visi į skirtingas pusės ir vėl nesilaikom kažkokių. Tai vėlgi, sakau, prieš daug ten irgi Anglijoje, žinai, aišku, tos žinutės irgi labai iš vienų akivaizdu, kad ateina iš klubo labiau paduotos, žinai, žurnalistam, kur tie žurnalistai labiau ir visą laiką tą klubą palaiko, tada gauna informacijos, tai tada, žinai, šiek tiek taip suka, bet kai, žinai, susirankio iš vienur iš kitur, tai ta tiesa kažkur per vidurį ir vis tiek man tas vienas iš svarbiausių irgi dalykų buvo, kad, nu, jau po to, kai samdė Amorimą, buvo ta mintis Manchester United, kad mes bandykim irgi eiti, va, kad ten Liverpoolio keliu turėkim savo klubo identitetą, viziją, kaip mes norim žaisti ir pagal tai pasirinkim trenerį, su juo dirbkim, kad iš karto mes žinom, va, kad ir, okei, atėjo Amorimas, tu head coachas, ne menedžeris, nes turėsi dar ten tą, dirbsi su tuo, dirbsi taip. Arba tau tinka ar ne. Tada Amorimas ateina ir vis tiek sako, kad, žinai, ten mes žaisim 3-4-3 ir tau gal kaip klubui netinka, dzin tipo. Bandom viską. Nu tai vėl tu reiškia, sutariai vienaip, bet bandai kitaip. Tada aišku, kažkas ten jo ateina pranešimai, kad ne, čia Amorimas sakė, kad jisai čia keistis, evoliucionuos, nu tai kažkiek dabar ir evoliucionavo, žinai, tas keitimasis gal per lėtas, gal netoks, kokio tikėtasi, nu bet kažkoks jisai vyksta, tai vyko tiksliau iki to laiko, bet, nu sakau, aš tai vėl žiūriu, ką mes kalbėjom apie bazę, stadiono, komanda veido neturi, akademijos auklėtiniai kur, McTominėjus geriausias serijos A žaidėjas, bet nereikalingas, Rashfordas Barsoje neblogai atrodo, bet nereikalingas, nu, toliau žiūri Kobe Mainų, irgi niekur nereikalingas, tai va čia vėl kalbu apie klubo identitetą, kokia ta akademija. Hevanas tu nusipirkai iš Arsenalo, okei, geras dylas, ten už $1,5 milijono tokį žaidėją paimt, gerai, smagu, viskas gerai, bet kur tavo transferų politika, tu imi Kazemiro, jau tokį, sakykime, arti nuvaryto arklio už kosminius pinigus iš Realo, kur Realas tuos pinigus pasiima ir nusiperka 10 metų jaunesnį Čiuomenį. Tai kodėl tu kaip Manchester United negali pats paimti to Čiuomenį už tokius pinigus, kaip pavaza, čia net nesakau, kad tas Čiuomenį čia, žinai, kažkoks išgelbėtojas, bet pats pavyzdys, kad Realas dirba taip, o tu kaip Manchester United to paties lygio klubas, tokio padydžio, gal net dar didesnis, kas ten žino pagal visą jeigu fanų bazę pamatuos, tu eini kažkokiu tai kitokiu keliu, ten Varaną pasiimi, kažkur irgi jau nuo Realo jau tokį nuėjusi. Nu kažkaip ir kada dabar, okei, va, buvo Buemo Kūnija, turbūt tie transferai, kur pakėlė pagaliau tą kažkokį, tai žinai, kartelę, Lamensas, va ten irgi kažkiek, tai žinai, bet padėjo. Bet tai nėra super žvaigždė, žinai. Bet nėra kažkokie keičiai, jie yra, jau kur mes galim pasakyti, kad geri transferai, kur nenusvilo, ar ne? Taip. Bet realiai toliau vėl ten, ar Højlundas, ar Šeško, nu, tas pats B, kaip sakant, tik tai kitoj rankoj, žinai, kaip tu pažiūrėsi, vienam treneriui bus tas geresnis, taip, kitam tai, bet žaidėjai tai realiai toj pačioj lentynui, ten panašiai ir kaina, žinai, ir va, įmestum Šeško į tą patį Napolį irgi ten muštų po 10 įvarčių, žinai. Nu. Viktoras fucking Lindeliofas dabar yra Aston Villos vidurio gynėjas, žaidžiantis ir 11 pergalių iš eilės. Viktoras Lindeliofas, ponai ir ponios, atrodė baigs karjerą gal po Manchester United etapo, nes, nu, abejojom kartais ar dar gyvas. Nu tai va, tai tokie reikalai, bet ir kas blogiausia, tai panašu, kad man dar kas užkliūna, kad vėl tu atleidi tą trenerį, bet tu vizijos tai neturi, kas bus po to. Absoliučiai. Tu žinai, tai dabar, nu tai tu nors, nežinau, trečiadienio išlauk, nuduok tą dar vieną turą, jau nieks labai nepasikeis. Pasiruošk. Bet tu tada pagalvok, kas bus po to, nes dabar Fletcheris. Tai tavo Darinas Fletcheris tavo išeitis, prieš tai buvo Rudas Van Nistelroois, tai dar neblogai ten sukrutėjo, bet irgi, nu, toks, žinai, išsitraukimas, bet dar Rudas tai bent jau buvo, žinai, nu, sakykim, vis tiek kažką ir ten patreniravęs, pasvet, ten buvo kažkiek viską, dar kažkokia tokia,
Fletcheris tai ateina visiškai taip. Jaunimo komandos treneris. Jo, aišku. Sūnus sulėsi. Sūnus Du sūnus. Vienas gavo žaidimo laiko, kitas dabar dar irgi gaus. Buvęs taip toliau, treniravime buvo, nėjo į ten visokius panditavimus, o labiau buvo kaip link to, tai bet sakau, ar čia yra išeitis ir ką tu gausi dabar pusį metų, nieko, dabar tau nebent laukimas yra pasaulio čempionato, ar ne, ir tada po jo bandai ten, nežinau. Bet tai tu vėl tada to viskas, šitas sezonas yra šaibom paleistas. Laidoja vėl. Visiškai. Vėl irgi kaip ir apie Chelsea kalbėjom, taip ir čia. Ambicijos nebelieka šitam sezonui. Ambicija, tai aš kaip suprantu, pas juos yra. Jie nori čempionų lygoje žaisti kitais metais, bet aš daug ko noriu. Vilnių Žalgiris su Vilma Menslovaitinė irgi norėjo čempionų lygoje žaisti. Panaši istorija laukia. Kažkiek. Irgi tik tai gerai, kad LFF nestogas, nekiauras, nes kristų dar berūkydama. Aš kitą tai, kad turėjau, bet pasiliksiu į savo. Gerai, tai pavardink tuos trenerius. Treneriai, pasakykit stop, kai išgirsit gerą variantą vienajam arba kitam klubui. Geretas Southgate'as. Enzo Maresca. Enzo Maresca. Bet jau laisvas. Jokimas Liovas. Čiavi. Tiago Mota. Igoris Tudoras. Eindžas Postecoglou. Valteris Mazzari. Ole Gunaras Solskjaeras. Blogiau nebūtų. Dar United. Marko Rose. Soltas Liovas. Erikas Ten Hagas. Edinas Terzičius. Ivanas Juričius. Jonas Dalis Tomasonas. Gary O'Neil'as. Viktoras Pereira. Bruno Lažas. Ralfas Hazenhutlas. Arba Rudas Van Nistelrooijus. Tai va čia yra tokie garsiausi šiuo metu laisvi treneriai. O Mauricio Pochettino? Tai Amerikos rinktinė. Ne, taip, bet jeigu... Nes dabar kalbama apie tai. Ten gali būti. Tai kalbama ir apie Tuchelį, ir apie Mauricio Pochettino, apie Nagelsmaną, apie Ancelotį galbūt po čempionato, bet Ancelotis, man atrodo, kad jau su klubais atsikando ir čia, man atrodo... Ir dar dabar į šitą... Į tokį lys, ne? Ant pensijos į šitą šūdą. Tuchelis, tai aš jau irgi kalbėjau, kad man čia skamas yra ir toliau, tarsi... Jeigu Tuchelis, Chelsea, būdamas treneriu, ir ne Chelsea dar, o paskui Bayerno trenerių ten verkė, jam ten trūksta tų žaidėjų, ten Vokietijai ir taip toliau. Tai ateitų čia ta prasme. Tai ką pasakytas? Tai kaip atrodytų tada jo tos konferencijos, tai po pirmos konferencijos jau irgi reikėtų atleisti, nes sakytų, kad nedirba scouting departamentas, nedirba sporting direktorius, nes nėra žaidėjų, man čia reikia 17 naujų futbolininkų. Ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip nežinau, man tai sakau, čia kosmosas. Sakau, bus įdomu. Chelsea jau beje viskas dabar matau, kad... Jau aš irgi prieš laidą jau mačiau, kad jau praktiškai... Sako, I am ready. Beje, buvo jo intervas, čia gerai Skajus atkapstė 2019, man atrodo. Ir kalbant, kalbėjo apie Chelsea, sako, sako, istorija rodo, jeigu kažkas tik nepavyksta, sako, iš karto keičiam trenerį. Ir sako, reikia ateiti prie momento, kai tiesiog pasakysi, kad čia yra mūsų manager kitiem 2 metam. Ir ta priežastis, kodėl mes jį atsivežėm, tam, kad kažką gražaus ir įdomaus pastatytume kartu. Ir dabar apsisuko stalai, po 6 metų jisai dabar yra pats tas manager, kurį atsiveža ir pasižiūrėsim, ką jie pastatys. Labai didelis klausimas, ar pasakys, kad čia yra manager. Jo. Tai tiek turbūt apie šituos 2 trenerius. Trumpai dar Anglijai pažiūrėkim, kas vyko ir tada keliausime į Ispaniją, kur sugrįžo irgi futbolas po žiemos tokios trumpos šventinės pertraukėlės. Žinai, kiek davė sutartį? Chelsea. Nuspėkite, iki kurių metų? Tai vėl kokiem 4. Tai iki 30, sakai, ne? 31. 32. Oho. Kas daugiau? 6,5 metų sutartėlė. Hoba! Fantastika. Nuostabu. Ojojoj, kaip čia gerai.
Ne, nu, jie įspūdingi, bet jie ten kažkaip iš tikrųjų, aš kiek skaičiau su Mareska irgi, kad jeigu ir tenais jisai neatsistatydino, kad negaus pilnos algos. Kad jie kažkaip įsiveda saugiklius kažkokius, ne? Jie įsivedė, kad iki kažkokių metų ten kažkiek gauti, ten metus ar pusantrų į priekį, bet ne visus, tai matyt gal dėl to ir pasirašinėjo taip. Amorimas vakar ten paparacai nuvarė prie jo namų, eina su žmona, laimingas, įsižiūrėtas, visos rankas spaudžia galva, jis pagaliau iš šito. Aš tai šiaip tai manau, kad buvo jau suplanuota, aš manau, kad jisai jau, tu neišeitum taip iš lempos ir nepradėtum, žinai, šnekėti tokių frazių. Jo, matyt, kad suprato. Čia toks jau buvo vadinamasis, Espiritu Santu manevras, žinai, kuris akivaizdu, kad pradėjo veikti. Šitais metais mes pamatėm, kaip prie Nottinghamo dar vairo būdamas Portugalas irgi tokį šovė ten, žinai, kad man čia to trūksta, nutrūko mūsų ryšys su savininku, bam, tai nutrūko, tai nutraukiam ir čia nutrūks. Tai Conte, atsimeni su Tottenhamu, irgi prišnekėjo, kad čia klubas, čia savininkas 20 metų nieko nelaimėjęs, kad žaidėjai čia nieko, jokio spaudimo, čia gaidinas kažkoks žodžiu. Taip. Viskas, out. Enzo Mareska, blogiausios 48 valandos per mano karjerą klube, laisvas. Viskas. Amorimas, šitą, bum, viskas, viso gero. Jo, ta prasme, labai lengvas atrodo dabar manevras. Anksčiau reikėdavo dar ten, žinai, kaip ten sakoma, pardavinėti vos negrais, nuleidinėti, nepračinėti. Tiesiog sumokė tokias kompensacijas, paleidė, nesukia galvos, ant klubo irgi tie milijonai greit išmest, ne bėda, ne problema, o kas, ateis kitai, žinai. Stebėsim, įdomu bus, dabar ta drama dar didesnė. Bet dabar dar Chelsea treniruos tas laikinas šitos artimiausios rungtynėse. Savaitgalį. Geras buvo, kai rodė, tipo, Pepari. Ir kažkodėl nusprendė lentelę statistikos bendros Guardiola. 1038 rungtynės, tam pirmos. Ten titulai 39-0. Nusenė jo, mes viską puikiai žinom. Ne, bet šiaip tokį palyginimą. Ir vienas. Prašau, nurengė Pepa. Specas, kur net licenzijos neturi, kad Premier lygoje dirbti galėtų. Bet Manchester United dabar įdomi, atrodo, tvarkaraštis. Jo. Nubarnus namie, išvyko tiksliau, bet čia toks, žinai, irgi dabar degant, tai biški irgi yra pavojinga. Bet tada Brightonas FA ir tada ateina derbis Manchesterio. Tada išvyka į Emiratus prieš Arsenalą. Nu, čia blemba. Gal ir geriau naujo trenerio dar nesamdyti, jeigu ir norės jie, nes dar biškelį su tokiais, kaip sakant, startais reikėtų palaukti. Gerai, Anglijoje čempionato lyderių išlieka Arsenalas ir turbūt, kad labai per rungtynės taip neįsim, labiau eisim per bendrai, kas įvyko, nes tų rungtynių buvo daug per pastarąją savaitę, tai kas turbūt svarbiausia įvyko, tai kad tą pergalę prieš Aston Villa pasiėmė Arsenalas, paskui aišku prieš Bournemouthą irgi pergalė yra svarbi, bet iš principo tos rungtynėse su Aston Villa mes ir sakėm, kad tokie gali būti atsakymai į klausimus, kad ar čia Aston Villa yra pasiruošusi dar kovoti dėl titulo, mesti tą pirštinę, tai dabar jau tas atotrukis padidėjo nuo Aston Villos iki 6 taškų ir taip pat reikia pasakyti, kad Manchester City prarado 2 kartus taškus ir prieš Sunderlandą sužaidė nulinėmis lygiosiomis ir prieš Chelsea pabaigė 1-1, ką šiek tiek jau kalbėjom ir reikia turbūt pasakyti, kad abi tas rungtynės galėjo laimėti City, abiejose buvo geresnė komanda iš tikrųjų. Yeah. Nu gal vėl tai man su Chelsea pabaiga, kur ten galėjo ir pralošti tokias rungtynės. Nes Chelsea visai paliko neblogą įspūdį, beje, ten irgi pakeitė antrame kėlinyje tą sistemą, įsileido žmonių papildomų į vidurį ir ten gan man atrodė solidžiai. Ir jau eilė rungtynių, kada taip stebi Man City antroji pusėje, rungtynių sėda. Ir sėda atiduodami kontrolę, nusileisdami labai žemai į tą gynybinį bloką ir nėra jiem lengva gintis, pakyla į viršų, aišku, dar ieško, trauma rimta, ten lūžo kauliukas kažkoks. Lūžo koja, jo, ten gal. Tai šitą man tai taip, žinok, aš nepasakyčiau, kad su Chelsea jie pirmą kėlinį taip, ten viskas tvarkoja, pirmą kėlinį įsimuš 2-0 ir tikrai išlysi, bet čia jau tokia gaunasi kaip ir lengva problemėlė, nes sudėtingas, Sunderlandą taip, ten valgė, Sunderlandas ten gulė po volais, ten daužė trankė juos, bet atsilaikė, o su Chelsea tai taip, man tos lygiosios kažkaip taip pagal žaidimą, ypatingai antro kėlinio mes asinoriu.
Jo, aišku, ten tie momentai buvo geras labai Tidžani Reinderso įvartis, prieš tai pliaukštelėjo labai gerai Virpsta ir Holandas. Man vėl dabar kalba, žinai, apie ten, Badėšėlė, ten reikia statyti. Nu, aš kaip pamatau, kaip Badėšėlė ginasi, tam, pavyzdžiui, momente prieš Holandą. Nu, tai tu žinai, ką darys Holandas. Ir jis nėra ta žaidėjas, kur ten, žinai, Robenas, ar ten, kur ten taip staigiai padaro, žinai, ar ten Jamalis, kur, nu, tas judesys jau toks jau, nu, tai duok tu jam į tą dešinę, leistis visą laiką. Ir dar, nevartų plotė, jisai iš šonė, ten leis kitą dešinę. Duok kitą dešinę, o tu pasigauni ant tokio ir tas taip lengvai nusimeta, bum, ten pliaukštelna. Nu, tai man čia visiškai parodo, kad tas Badėšėlė neveltui ten konferencijų lygų ir žaidė pas tą Mareską ten, žinai, o čia nemesdavo niekada, ar Čiponga, kur iš vis ten be praktikos dar būdavo labiau leisdavo negu tą Badėšėlę, žinai, žais. Tai va šitoj vietoj tu ir pamatai, kad dėl ko tas žaidėjas nežaidžia, ne dėl to, kad čia, žinai, kažkodėl treneris čia kažką sumastė. Aišku, čia, sakau, paskui, kad ir tas įvarčio momentas irgi ten Reindersas, nu irgi nėra, kad ten daug, žinai, kad su tom kovim ten tik spirokliuotų, bet irgi ten į vieną, į kitą pusę ten pasiėmė lengvai, kairės pasidėjo, bam. Tokie momentai, kur gynėjas turėtų šiek tiek solidžiau sužaisti tokiuose situacijose. Aston Villa po pralaimėjimo prieš Arsenalą, po to pasiėmė pergalę prieš Nottinghamą. Užtikrinta gan pergalė, ten aišku buvo tas trečias įvartis, kur Jonas Viktoras šiek tiek pabėgiojo, Aliuko pasiėmė, Maginas 2 įvarčius įmušė, Watkinsas pradeda vis labiau įsibėgėti, atrodo, tos įvarčius muša ir toliau Aston Villa nors ir pralaimėjo, bet sugrįžo į pergalių taką ir toliau, sakykime, taip žaidžia puikiai. Ir panašu, kad iš to trejetuko dabar jau juos ten gali būti išstumti sudėtinga. Liverpoolis 2 kartus iš eilės taip pat sužaidė lygiosiamis. Ypač turbūt su Fulhamu bus tos nemalonios tokios lygiosios, kur tu jau atrodo įsitrauki pergalį, jau Gakpo įmušė tą įvartį. Padarė kitikė? Jo, padarė kitikė. Ir atrodo jau viskas jau padaryta iš esmės. Ir tada Harrisonas Rydas šauna, bet tokį užkabina. Išbėga ir iššauna, jis ten kiek ten sulošė. Auksinis saugas, kitaip nepasakysi. Jei suprantat apie ką. Suprantam. Kiek 3 metus buvo nemušęs. Kažkas tokio. Kosmosas. Bet segė tai. Wow. Jo, bet Liverpoolis, jeigu taip vėl žiūrėsim, tos pačios problemos niekur nesikeičia vėl. Realiai 2 įvarčiai praleisti vėlgi, čia, sakysim, labai šitas geras, bet buvo ir prieš tai ten momentų buvo ir tas Kersinis, kur ten permetinėjo, Jimenezas berods ten tokia ataka dalyvavo. Paskui tokių daug situacijų, kur tikrai ta gynyba ir toliau nespindi ir akivaizdu, kad sausį labai reikės jiems kažkokio tai gynėjo, nes aš nelabai įsivaizduoju. Dabar matai, Gehi ta situacija yra, kai... Bet jau aplinkytė neužspinta visi dabar, kas tik tai... Tai lūžo koja dabar ir Pepui reikia, nes jie galvojo, kad gal vasarą už dyką pasims. Ir tada, bet dabar su šita situacija tai gali būti, kad išsitrauks lagaminą. Jo kaina šiaip nebus didelė, nes jo sutartisgi baigėsi vasarą, tai išsikešint kažkiek gali Pelaso vietoj. Bet Pelaso vietoj, tai dabar kokius, jeigu tu gali už pusę metų žaidė bent 30 kokį gaut, kas yra... 30-25 kažkas tokio. Jo. Pešasi, taip, tai čia jiem tai labai neblogai būtų. Tai gal net ir geriau, žinai, Tai va, tai gali būti, kad dabar įvyksta kova, nes Liverpooliui tikrai reikia ir dabar jau Pepui tikrai reikia. O plus dar užsirakinti tokį žaidėją, Anglijos rinktinės vis tiek gynėjas ir geras tikrai gynėjas. Taip. Tai čia būtų laimėjimas didelis. Jo, ir žinom, kad Glasneris moka įsitraukto žaidėjus, tai gal kažką ir sugalvotų, nors dabar irgi ne. Iš Bundeslygos. Jo, ne pati geriausia dabar atkarpa tikrai, aišku, ką reikia pagirti, turbūt, kad Newcastle 2 pergalės iš eilės ir Wolfsus. Jo, ir Wolfsus. Wolfsų pirma pergalė pagaliau iškovota ir iškovota labai labai rimtu stiliumi, sudaužyti visiškai West Ham'o futbolininkai, kurie irgi yra tikrai labai nerimta komanda, labai... Šiandien 6 taškį turėsiu. Nottinghamas su West Hamu. Nottinghamas irgi po 4 iš eilės pralaimėjimų. Tai kaimynai lentelė. Kaimynai, jo. Čia vėlai jo reikės pažiūrėti, nes aš anksčiau komentuosiu Romą su Lečia. Ketvirtadienį beje galim paanonsuoti su Ervinu. Sėdam į Madrido derbį.
Ispanijos Superkopos pusfinalis. Ar užsidėjęs specialiai, ne? Tai ištrauk irgi tuos marškinėlius. Ne, šiandien su TV3. Jo, bet šiaip dar, kalbant apie West Hamą, nu tai Tati Castellanos nusipirko už 30 milijonų. Tati Castellanos, normalu. Nu, va čia man yra įrodymas, daug kas čia, žinai, kalba čia Premier League. Nu, skemina kiti klubai tą Premier League. Jo. Bundeslygos visokius, nu, ta prasme, čia yra, aš nežinau, ką galvoja, pavyzdžiui, West Ham United fanai. Nu, čia yra, nu, Lazio puolėjas, kur yra įmušęs 2 įvarčius šitą sezoną ir, nu, apie nieką toks, nu, kovingas, ten taškasi, ten draskosi, bet raudonų dar pasiima kartais lempinėse vietose. Nu, dar, jis yra flopas realiai Italijoje, jie nusipirko jį ten už 15 milijonų, nu, pernai jis įmušė ten 10 įvarčių, okei, kažkas atrodė gal į tą, bet, nu, neatrodo jisai kaip West Ham United komandai gelbėtas. Aš suprantu, kad gal dabar jau, žinai, gal dabar jau sunku tos puolėjus įsigyti, nu, bet kai tu turi ten 30 ar 40 milijonų kišenį, nu, man atrodo man, kad tikrai ir kažką įdomiau, žinai, ir West Hamas apskritai tą puolėjo poziciją, tai atrodo tokia kaip užkeikta, ten Skamaka atsivežė, išvažiavo, tada Fulkrugas netiko, dabar čia bandai. Bet ir su kokiais tu bandai? Nu, sakau, man tai. Su kuo tu čia bandai? Nu, dar Skamaka, tai aš dar supratau, nu, ten 16 tuo metu solo, toks atrodo aukštas, čia Italijos rinktinį užaidžia, nu, kažką atrodė. Čia, Tati. Castellanos. Sėkmės. Gerai, varom į Ispaniją. Čia vyko keli įdomus mūšiai. Visų pirma, pradėkim nuo Barcelonos derbio, kurį man tai teko komentuoti. Ir tikrai labai, labai rimtas buvo derbis. Ne tiek futbolo, nors ir futbolo buvo turinio prasme tikrai gero ir įdomių dalykų, bet apskritai, nu, ta tokia kova. Žuanas Garcia. Ir derbis apie vieną žmogų šitas buvo. Jo. Espanjolo akademijoje tobulėja žaidėjas, vartininkas, padėjęs išlikti lygoje, po praeito sezono nešiotas ant rankų sirgalių ir tada patapęs žiurkė, nes buvo išpirktas Barcelonos už juokingų šiaip pinigus, kai dabar pagalvoja 25 gal milijonai sumokėti už jį. Nu ir aišku, tapo didžiausių priešų Espanjolo. Rungtynių dieną Espanjolos sirgaliai užsakė, kad būtų ir patys kabino, bet ir užsakė, kad būtų miesto tuose autobusų stotelėse, nu, tuose reklamų vietose prikabinėta daug visokių plakatų, ten šiaip reikėjo darbo įdėti daug ir juos maketuojant. Ir ne tik darbo, bet ir pinigų. Ir pinigų, jo, tai ten nuo tarp klubų iki Garcijos ir panašiai buvo padaryti, kaip Žalgirio fanai darė Vilniaurus, tai čia padarė Garcijos dolerius su jo veideliu, tada buvo nuotrauka net ir, nu, amžinatelis į tai žiurkė, bet ir žiurkė, prie žiurkės prikabintas tas doleris negyvos. Ir netgi buvo tokių pranešimų, kad ruošiamasi tų žiurkių ir į aikštę negyvų įmest Žuanui Garcijai, bet to nebuvo padaryta. Tokią mini kiaulės galvelę vienas fanas turėjo tribūnose Twitter'į mačiau, bet irgi neišmetė niekur. Espanjolas sudėjo specialiai šitom rungtynėm tinklus už abiejų vartų, kad nebūtų apmėtytas buvęs žaidėjas. Pasitikimas vien kai išėjo jis apšilinėt. Jau stadionas pilnas, o vartininkai anksčiausiai išeina, ten dar laiko daug būna. Bet jau tada ten matėsi, kad ten bus reikalų jam. Bet kas svarbiausia, tai jisai tapo rungtynių žaidėjų. Jo seivai buvo kažkoks kosmosas. Ten, kur perėmyje galvas smūgiuoja. Ir jisai kažkokiu tai būdu ten tą ranką kišteli, nu, neįtikėtinos rungtynės iš tikrųjų jam. Ir refleksai, ir reakcija, bet ir tuo pačiu metu tas toksai atrodo jautimas tiesiog. Kas bus, jo? Koks atrodo perskaitimas, kažkoks tas judesys tiesiog, wow. Ir čia nebuvo jo tas vienintelis epizodas, ten Espanjolo puolėjas Fernando, man atrodo, nu... Jo kelis kartus turėjo geras progas, jų neįmušė vieną kartą, nu tiesiog pariden komandos draugui, kuris yra šalia ir Daulanas į tuščius vartus įridens, ne jis bando apvestą Garcia kamuolį pasiekė. Nu, ir Espanjolas padarė viską, kad Garcia būtų vakaro žvaigždė, bet ir, nu, aišku, jisai pats ten keletą kartų įspūdingai sužaidė. Espanjolas buvo geresnė komanda, didžiąją rungtynių dalį.
bet gale vis tiek Barsas savo talentų, Ferminas Lopesas nuo suolo pakilęs, abu realiai epizodų sukūrė. Nusimetė kamuoliuką prie Pirmuom, kur apsisuko ir atidavė, aišku, žinai, neatidavė kažkokio ten saldainio tepino, ten Olmo smūgis irgi buvo absoliutus kosmosas. Bet šiaip ten gynėjai, lemba, dažniausiai griaut reikia tokio situacijai. Tai griebė, bandė. Kareras ten, man atrodo, nebuvo. Bet nepavyko. Atrodo, žinai, pasimta, nes 8-7, 8-6 minutę, tai jau pasims tą kortelę. Matai, Kareras buvo galo gerai gavęs pirmom keliom. Kitoj dimensijoje. Ne, bet ten ir bandė gaudyti rankom. Ir Achilų bandė liepti ir nepagavo. Bet pataikė, kaip gražytą kojytę pakišo, tą trajektoriją, nuo kur ten kosmosą, žinai. Jo, ir paskui, vėl Ferminas Lopesas, aišku, ir gerą pasą gavo, bet ir pats ten spurtą dėjo, įkišo Lewandowskiui tas pasikėlė kamuolį. Nemanau, kad jis tai planavo, nors čia buvo irgi, kad čia labai genialu, kad pasikelsiu kamuolį ir nuo krūtinės į vartus įšoks. Gal, tebūnė, bet... Ne, manau, kad jisai tokį tą čipą darė. Šiek tiek, taip jo, dar taip. Bet aš galvoju, kad jisai bandė arba perčipint, perkelt į vartus, arba perkelt ir tada kažkaip damušt. Bet kad jis čia genialiai sugalvojo, kad aš dabar va čia savo ant krūtinės dar pasidėsiu, tai ne. Nes matė gynėją tą čiuožintį. Taip. Tikrai, aišku, ten ant krūtinės. Ne, čia tokio jau nesugalvosi, žinai, bet tiesiog tas pirmas geras lėtimas, paskui jau ten, žinai, sukės. Pasprendimas geras. Jo, ramybė tokia. Bet kosmosas kaip jaunas žaidėjas, 24 metų vis dėlto vartininkas, tokį spaudimą gaunant, atlaikyti. Tai va, ir pasakyti. Ir dar tas epizodas, kur Martiną pastumė. Aš komentuodamas negalėjau patikėti, kad jis tokį šovė. Galvoja, nafik čia man. Nes būtų nestumęs. Aš nespėsiu. Taip, aš nespėsiu, tu man trukdai ir prie kamulio neprieisi. Nes ir Martinas toks biškis lystelėjęs ir stojasi. O dabar šonkaulius, žinai, būna pakelė. O dabar šonkaulius šviečia. Nes aš galvoju, nes beje buvo išleido ispanų šitą teisėjai pokalbius to arbitro. Irgi paskyrė 31 metų arbitrą tokiam derbiui. Kataloną. Espaniolas prieš Barsą Kataloną. Ten Manolo Gonzalesas jau prieš rungtynę sakė, čia apgailėtina yra. Bet jis šiaip labai gerai susitvarkė. Ir po to epizodo pribėga Martinas ten kažką sako, kaip čia nebauda. Teisėjas sako, kokią baudą, sako, komandos draugas tave stūmė, ką aš čia galiu, sako, sušviau. Bet tai paukot, kaip ėriuką ant laužo. Čia kitą kartą, žinai, kai būna gynėjas keliasi ir kas nors muša į vartus, tai už kaklo dar galva pakirti. Tai čia panašiai buvo apie tos komandos draugus kalbant, tai buvo Atalantas su Roma, kai žaidė ir Svilaras šoko imt kamuolį ir Divainas Remcas jam per rankas skirto ir tas nepagavo, žinai, kamuolio ir tada skalvinį įnešė ir tas serbas, žinai, vartininkas bėgioja ir tam sako, taigi bauda, sako, man per rankas. Ištisai šneka, žinai, ir paskui matyt pamatė, komandos draugai matyt pamatė ant suolo, žinai, biškai pradėjo raminti, nes sako, čia plema, čia savas, o jis ten bėgioja, žinai, negali patikėti, kaip čia var laukia, žinai, tai galvoja, čia tikrai man trenkė, žinai, taip žiūri, kelią, nemato, kas jam čia Divainas, o tas Divainas Remcas toks, žinai, paskui jau pamatė taip pakampė. Toks, čia ne. Jo, bet blemba, bet ar kaip perėmė, kokiu greičiu įsirėžė į Martiną, aš galvoju, jį išneš, ta prasme, ten toks susidūrimas buvo, kad wow, bet visiškai ir ta reakcija, kuris kamon. Bet tikslas pateisina priemonės, kaip sakė. Visiškai, kosmosas. Ne, geras buvo tikrai. Ir dar beje, Manolo Gonzaleso irgi prieš rungtynės čia klausinėja, čia Žuanui Garsijai, čia bus, čia kažką, ir čia Barsos fanai, čia baiminasi. Manolo sako, Barcelonos ir galiai, po to, kas buvo su Figo, tada dabar čia kažką auklės, kaip kažkas turi elgtis po perėjimo kažkokio didelio. Tipo. Ir jis šiaip teisus. Blemba keulės galvom apmėtė bičą, ten jis negalėjo kampinio nueit pakelt. Aišku, žinai, reikia suprasti, kad 20 metų... Laikai kiti, aš viską suprantu. Bet vis tiek, žinai, pointas geras. Jisai tą, žinai, kad taip sugalvojo, kad va dabar aš apversiu, jį dar įgelsiu, priminsiu. Tai
Šiaip Manolo ten... Šiaip labai geras treneriuks, pažiūrėk, kaip dirbo. Jo. Fantastiškai. Ir kas svarbiausia, kad pernai išlikimas dabar europinėse pozicijose ir prieš tokį derbį, apie ką jo paklausė, jis tik žibalo į ugnį, grinai, žinai, toks ne tai, kad ramina, nes Flikas ten, žinai, taip ramiai kažką tipo dėlioja, čia nereikia sureikšminti, linijos rungtynė Žuanui Garsijai. Manolo paklausė apie Žuaną Garsiją. Nenoriu apie tą reikalą, čia maždaug aš kalbėti, čia tipo, bet irgi tokiu labai pašiepiančiu, žinai, atrodo dar biški, kiekvienam klausime jis dar duoda, nu, geras bičas man patinka. Jo, nu taip ir turi būti. Autobuso vairuotojas buvęs. Jo. Čia taip ir turi būti, nu, derbis yra. Taip, turi nevažiavęs. Jo labiau, tokių derbių mes pasilgę esam. Jo labiau, kad tu, žinai, esi, nu, iš tos silpnesnės visgi pozicijos, nu, tai tu supranti, kad tau reikia to karštumo, kad tavo žaidėjai, žinai, o ne tai, kad tu čia išeisim ir gražus berniukai ir bandysim. Tai jisai ir sakė, žiūrėkit, sako, čia yra derbis, sako, mes neišeisim su rožių puokštė dabar, sako, pas varžovus. Ir, nu, man labai patiko jo tos visos mintis. Beje, dabar grėsė Spanjolui biški reikalų, nes jie rugsėjo 26 rungtynėse su Viereliu ten teisėjas gavo iš tribūnų dovanų. Ir jų tokį kaip ir lygtinai gavę buvo. Ir dabar irgi Barso žaidėjus apmėtė po antrojo įvarčio bešvenčiančius. Bet juos tikriausiai, kad išgelbės, teisėjo raporte parašyta, kad mėtė butelius, bet tipo niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta. Žala nepadaryta. Ir tipo, kad tikriausiai, kad negaus. Ne šiaip, jeigu būtų kažką užgavęs, tai tikriausiai, kad būtų baną ar vienų rungtynių gavę prie tuščių tribūnų, ko labai nesinorėtų. Tai va tiek. Ok, Realas 5-1 nugalėjo Real Betis namuose. Nebuvo taip viskas lengva, kaip atrodo pagal tą rezultatą, net ir prie 3-0 dar Kučio Hernandesas rezultatą švelnino ir po to dar turėjo 2 virpstus Betis. Aišku, ten, žinai, nu, faktas, kad įmuštų trečią gal vėl kitaip, Realas ten turėjo šansų, bet turiu manį, kad tas 5-1 jau toks tiesiog sugriuvo. Betis tikrai nebuvo taip, kad jau čia visiškai, žinai, paėmė ir atvaltūzino, bet aišku, žaidė gerai Realas. Aišku, kas svarbiausias akcentas šitų rungtynių yra, iš pradžių buvo jau 20 minutę Gonzalo Garsijos pirmas įvartis La Lygoje, nes nebuvo pelnęs, buvo Čempionų lygoje pasižymėjęs, buvo pasižymėjęs taurėje, bet La Lygoje... Pasaulio klubų taurė. Jo, pasaulio klubų taurė, bet La Lygoje dar nebuvo mušęs. Bet kaip paaiškėjo, tai nebuvo paskutinis jo įvartis, antrą pelnė irgi fantastiška, pirmas buvo įmuštas galva, irgi tikrai gražus smūgis, antras fantastiškai nusimetė krūtinę, antrų lėtimu, taip pusiau šono iš apsisukimo į tolimą į vartų kamputį, idealiai padėtas kamuolys, 2-0, o paskui dar trečią pridėjo po Arda Gulero perdavimo gero ir kulniuku, tai tokį tobulą hetriką užfiksavo galvą, dešinę, kairę koją. Ir čia žmogus, kuris pakeitė Kylianą Mbappé, negalėjusi žaisti dėl traumelės, kuris panašu, kad visgi vaikėsi tų rekordų, nes šiek tiek jau jautė tą kojos ten skausmą, raiščio patempimas, bet panašu, kad dar kalendoriniais metais bandė pavyti Ronaldo, ką jam ir pavyko padaryti, bet dabar klausimas dabar yra dėl ketvirtadienio yra neiškumo, ar jis galės žaisti ar negalės, nes pamenam ir susičiu ant suolo buvo jisai, bet nepasirodė ir nelabai buvo turbūt, kad pasiruošęs žaisti. Pradžiai buvo pranešimų, kad netgi didžiąją dalį sausio gali praleisti, bet paskui lyg jau vėl, kad gal ir važiuos, tai čia kol kas dar tokio daug neiškumo. Aišku, iš dalies aš suprantu, jo tas turnyras, žinai, čia Atletiko, gal paskui laimėsi, gal Barsą dar kažką, bet jeigu yra sveikatos problemų, tai aš manau, kad vos negeriausia vieta čia tą turnyrą praleidžiant, nes jis nėra kažkokios jau maks didelės svarbos, žinai, turbūt tau vis tiek svarbiau yra paskui Čempionų lyga, La Lygoje reikalai, negu čia būtinai pasimti dabar tą taurę, nors aišku, čia be turbūt ta taurė būtų svarbi, žinai, Alonso kaip naujam treneriui, bet vėlgi turbūt dar vienas įrodymas, kad nėra taip, kad visiškai nuo Kyliano Mbappé priklausoma komanda. Taip atrodo, žinai, kai jis ten prieki žaidžia vienas muša, tai atrodo, kad jo, bet dabar tu pažiūrė, išeina Gonzalo Garcia ir muša irgi 3 įvarčius. Ir čia dar turbūt vienas įrodymas, kad vieni junioriai reiktų biškelį nusileisti ant žemės, nes yra ir kitų žaidėjų aplinkų ir nėra ta didžiulė problema, jeigu jo ir neliktų klube, žinai, ir tu dar tada Mbappé įsistatytum į kairę ir klausimas, ar tas Gonzalo Garcia tau nebūtų puolėjas, kuris muštų tau 20 įvarčių, žinai, per sezoną.
Beje, apie Gonzalo Garcia pasidomėjau, kas čia toks. Ir jo šeimos istorija šiaip labai įdomi. Jo 3 dėdės senelio broliai buvo, jo šiaip šeima yra tokia regbininkų šeima. Aš neatsimenu ar iš mamos ar iš tėčio pusės, bet žodžiu, kad Javieras, Davidas ir Koko, 3 seneliai buvo Ispanijos regbio rinktinės žaidėjai ir žaidė vienam klube, su juo 2 kartų tapo Ispanijos čempionais, laimėjo 3 Copa del Rey, 1 Ispanijos Portugalijos taurę, nu žodžiu, tokia sportininkų šeima iš Andalūzijos, iš Sevilijos ir beje Sevilijos ir galiai visa šeimyna, tai prieš Real Betisą jiem čia dar, žinai, toksai akcentas papildomas. O jo senelis Manuelis Torresas Cancino buvo garsus matadoras, kuris, nes Sevilijos ten ta visa bullfightai yra vieni iš tokių jau ikoniškiausių Ispanijoje. Ir jis ten tuos pasirodymus rengė, paskui gavo rimtą traumą ir tapo labai šiaip gerbiamų Ispanijoje plaučių chirurgų. Tai tai tokia šeiminėlė, o jo senelio pusseserė buvo Rita Hayworth. Tai yra ta labai garsia amerikiečių aktorė, tokia visiška ikona, ten 1940-50-50, viena garsiausių aktorių visose Jungtinėse valstijose buvo Hollywoodo, ten visiška ikona. Tai tai tokia spalvinga giminėlė. Jo, bet pats gimęs Madride, užaugęs buvo šiek tiek ten Majorkoje išvažiavęs irgi pasistažuo dar jaunėlis, bet iš esmės tai auklėtinis ir Raulis Asencio irgi dar vieną įvartį pelnėjo, tokia auklėtinių diena buvo. Nes irgi įsegė vieną įvartuką. Šiaip Kučio Hernandesas kelintą kartą jau matau tą futbolininką, labai palieka gerą įspūdį šiaip puolėjas, kalbant apie Betis, toks tikras argentinietiškas puolėjas, toks Karlosas Tevesas, žinai, bėga, nešasi, kanda į kiekvieną. Bet toksai neužtikrintas, man jisai nekelia didelio pasitikėjimo. Nu jo, bet dar, žinai, dar netaip seniai iš to MLS-o tik atvyko, tai dar gal priauks. Mes turbūt, kad turim jau Žydrūną paleisti, ar ne? Tai 10 minutėlių dar. Okay, nu, tai dar, jeigu telpas. Tai pats tas, jo, tai tada su italais. Matai, kaip su mums smagu, Žydrūnas. Taip. Žalgiris Italus dar nekeliaukim, dar vakar irgi žiūrėjau, ten buvo, kur ten tam Kurthause kažkiem ten buvo susitikimas, tai ten. Kas? Buvo Žalgirio, su bendruomenė. Susitikimas, tai girdėjau. Buvai? Ne, klubo vadovai. O tai... Akademijos. Bet jau turite jau glaudžiau bendradarbiauti. Jau belskės į tas duris. Pirmos dienas. Dar nedrąsiai. Gerai, Atletiko, Sociedadas su naujoju strategu. Moju ranka, žinok. Bet... Aš tai pavyzdžiui, ką mes ir apie Sociedadą ir kalbėjom, kad nėra tai tokia bloga komanda, kaip... Ne, tai faktas, kad ne 16. Jo, kaip atrodo pagal lentelę ir plus dar, kai tu žaidži, žinai, pas juos San Sebastiane, tai niekada ten tam Basko regione tau lengva nebus. Ir akivaizdu, kad naujas treneris, ir tų naujų idėjų gal ten kažkur nepamatysi, bet akivaizdu, kad visi šiek tiek... Energijos buvo labai mobilizuoti, žinai, visi tokie labiau užsivedę. Ir tikrai, sakyčiau, kad, solidžios buvo Real Sociedado rungtynės, turėjo ten galia, aišku, progų ir Griezmanas galėjo ten tą permetimą atlikti, aišku, Romero Aleksas labai gerai perskaitė. Pats paskui rodė, Taip, smegenys. Taip, bet, labai gerai perskaitė, nes tu iš esmės žiūri iš to kampo ir daugelis vartininkų, žinai, griūtų ten, nes užsimojo tai taip, kad jau ten pliaus, kad duos, žinai, o jis tą savo firminį, čia tikrai man keista, kad Griezmanas ėjo labiau kairiau, jisai tikrai ir dešinę gerai žaidžia, jis galėjo ant dešinės pasistatyti. Bet turbūt jisai jau buvo sumastęs tą čipinimą, žinai, galvojo kairę, užsimosiu, žinai, stipriai ir tą darysiu. Šiaip neblogai tą darė, bet Romero labai gerai išliko toj paukštai ir gerai užblokavo. Ir aišku, Carloso Solero darbuotas irgi paskutinėmis praktiškai sekundėmis buzzer beateris praktiškai galėjo įvykti, jeigu ten įmuštų, tai būtų visas stadionas turbūt iš viso išproto išėjęs. Simeonės keitimai. Kažkaip labai keistai. Jisai šiam 7 visus 5 jau panaudojęs, tą Giacomo Raspadori išsimetė, kur šiaip neleisdavo tai ten praktiškai. Personalas sudėliojo. Nes šiaip Giacomo nori kaip į Romą pasimti. Bet čia gal tipo toks parodymas, žiūrėk, seni, mums tavęs čia reikia, bet, nežinau. Keistai man jisai čia sudirbo, tas Almada, kai išeidavo nuo suolo, kažkaip dar tos gyvybės įneždavo, bent tokio chaoso, tokio kartais teigiamo, kartais neigiamo. Tuo Raspadori aš nežinau, ką jie čia bandys išgimdyti.
Tai keistai atrodė, Bariosą per pertrauką pakeitė, įtariu, kad netaktiškai, nes tikrai neblogai atrodė ir šiaip šitam sezone užtikrintas. Tai čia irgi dėl Superkopos pusfinalio įdomu, ar galėjo žaisti. Tai, tokių klausimų daug, titulo kova jau tikrai viskas čia aišku, ten 2 ženklis nuo Barsos, tai neįmanoma. 11 taškų nuo Barsos. Tai dabar lieka užkariauti Čempionų lygą, pasimti Super Taurę savaitgalį ir Copa del Rey, tada irgi imam, ir 3 titulai visai solidu. Šypsosi. Gražios jūsų Svajonės, ne? viltys ir svajonės. Bet jos, žinai, tokios trapios, dažniausiai dūštančios. Gerai, į Italiją keliaukim. Interas čia toliau lieka čempionato lyderiu kartu su savo kito miesto komanda Milanu. Skina pergalės ir prieš naujus metus nuskynė po pergalę ir iš karto po naujų. Milanas šiek tiek sudėtingiau, nugalėjo Cagliari rezultatu 1-0. Interas 3-1, gan užtikrintai susitvarkė su Bolonija ir revanšavosi šiai komandai už Super taurėje, kaip sakant, patirtas nesėkmes. O toliau tai turbūt vis tiek centrinis turo mačas buvo Giampiero Gasperinis sugrįžimas į savo buvusius namus ir tas labai gražus plakatas, netgi norisi pacituoti, kad maždaug to žodžius atsimenu, bet kad neiškraipyti. Taigi tokį plakatą iškėlė Giampiero Gasperini Atalantos gerbėjai, parašė 10-metis šlovės mūsų istorijoje, nors mūsų įsiskyrimas buvo skausmingas, bet susitikimas vėl dovanoja stipres emocijas. Sveikas sugrįžęs Gasperini, kaip čia tiksliai įsiverti, lasting symbol of champion, čempiono toks simbolis gyvuosiantis per amžius Bergame. Tai, labai gražu. Labai gražu, matėsi, kad net Gasperinis jau atrodo vis tiek žmogus jau tuoj 70 metų bus, bet matėsi, kad irgi už širdies griebė skaitant visą tai. Na ir tikrai, nors ir tas įsiskyrimas jo ten kažkiek toks pašlubavo, bet fanai tai faktas, kad visą gyvenimą atsimins Gasperinį kaip žmogų, kuris pakėlė šitą komandą iš visiškų vidutiniokų, netgi antros lentelės pusės labiau į tos nuolatinius čempionų lygos dalyvius, padovanojo europinį trofėjų 2024-aisiais Dubline 3-0 nugalėtas Leverkusenas ir iškovota Europos taurė. Tai tikrai įspūdingas toks sugrįžimas, bet tą sugrįžimą Gasperiniui apkartino būtent naujasis komandos treneris Rafaelio Paladino. 1-0 Atalanta iškovojo pergalę. Jau minėjau tą tokį epizodą po kampinio. Skalvini praktiškai įnešė kamuolį į vartus. Svilarui per rankas Renčas trenktelėjo, nepagavo kamuolio, Skalvini tiesiog šoko ir nuo krūtinės ir taip tiesiog įbėgo į vartus. Bet šiaip reikia pasakyti, kad Atalanta geriau atrodė, dar pirmam kėlinyje sužaidus pusvalandį įmušė įvartį, kur mano nuomonė jisai turėjo būti įskaitytas. Ten labai ilgai VAR kambarys, ten nežinau, gal 5-6, pirmam kėlinyje 8 minutės pridėjo, 5 ar 6 minutės žiūrėjo tą momentą ir bandė Deronui, paskui arbitras Atalantos kapitonui išaiškint. Ten gal kokią minutę Deronas ten su ta kamera buvo, žinai, ir ten rodė, tą itališkai jo nesuprantu, bet matėsi, kad Deronas tai irgi nesupranta, ką jam bando išaiškinti, nes ten, to ilgas toks kamuolys tolimas iš gynėjų ir abu puolėjai, ir De Ketelaras, ir Skamakas stovi per kokių 10 metrų nuo Hermoso, o Hermoso stabdosi kamuolį, atšoka nuo jo tas kamuolys ir tada paima Atalanta kamuolį ir dar kokius 3-4 perdavimus atiduoda ir tada įmuša įvartį. Ir atseit, kad Hermoso įtakojo, kad puolėjai per 10 metrų nuo jo buvę šonuose buvo po 20 cm maždaug nuošaliai. Man tai labai labai keistas ir nesuprantamas sprendimas. Labai piktas buvo ir Rafaelio Paladino ir po to ten ir tada gavo geltoną kortelę ir po to ten jis dar daug kartų arbitrų jau, žodžio, akies neturėjo, bet Atalanta visgi pergalę 1-0 pasiėmė ir čia galbūt ne tiek, kiek yra Atalantos toksai atsigavimas, 3 pergalės per 4 paskutinius mačus ir jau 8 vietoje jau visai kabinasi į Europą, bet to pačiu reikia pasakyti, kad Roma šitą sezoną pralaimėjo visus savo mačus, žaisdami prieš lyderius. Pralaimėjo Interui, pralaimėjo Milanui, pralaimėjo Napoliui, pralaimėjo Juventusui ir dabar pralaimėjo Atalantai, tam visiems grandam. Tai realiai iš 6 pralaimėjimų, 7 tiksliau pralaimėjimų, kurios Roma turi, tai 5 buvo prieš būtent tas tokias
komandas, kurios yra turnyro lentelės viršuje, tai iš dalies tu rinkdamasis taškus prieš apatinės lentelės komandas, tu gali garantuoti savo aukštą poziciją, bet vis tiek, jeigu neimsi bent lygiųjų, o atidavinėsi jiems tos 6 taškis, tau bus labai sunku, o Roma lieka beje vienintelė komanda serijoje nesužaidusi lygiosiams nei vieno karto 11 pergalių ir 7 Ir Interas, pralaimėjimų. man atrodo, ne? Interas. Jo, Interas irgi 13 pergalių ir 4 pralaimėjimai, jo, 2 komandos. Tai va, tai. Nu ir Komo dar irgi iškovojo dar vieną pergalę ir toliau slenka aukštai, 6 pozicijoje Fabregas su vyrukai. Ir aišku, verta paminėti, kad Torino komanda 3-0 įveikė Veroną, 4 iš eilės Gvido Gineičio pasirodymas startinėje sudėtyje, tai pradėjo mūsų klausyti pagaliau Baronį ir Ir 3 pergalės, ne? rezultatai, prašau, iš 3 pergalės iš 4 pastarųjų mačų, kuriuose žaidė. Kažkam ir Gvidas padeda Gineitis. podcasto paklausyti vis dėlto. Ne veltui Dočkas itališkai vertė siuntė. Žiūrėk, Marko, čia yra tau patarimų biški. Lengvų tokių. Jo, bet mes tam biški negražiai irgi pasakėm tai. Biški, atsiprašom. Tas reikėjo iškirpti. Naujais metais atsiprašom, nekalbėsim negražiai. Nebent vėl prisodins. Nebent vėl darys nesąmones. Apipilsim šūdais tiesiog Tada jau paprasčiausiai. bus gaidys ir kitaip dar pavartota. Tai tiek šį gražų sausio 6-osios nerytą, o jau popietę. 3 karalių proga, kaip sakant, jums siunčiam 3 karalių pokalbį apie futbolą. Čia išvartė gerai, Labai gražu. Adios. Visai iki. The sponsor of the LKL game, January 11th, Cholet versus Žalgiris, is Top Sport.